Labas rytas visi. Šiandien pas mus išvyka į mišką. Biškį pažiūrėsiu grybų. Pavaikščiosiu po mišką, tu pasidarysiu valgyt. Pažiūrėsiu, ar rasiu kažką ar ne. Matosi kažkas. Gerai. Nu va, biškį pasivaikščiojau. Pusę valandos gal. Dar net stipriai neužvažiavau į mišką, čia biškį norėjau. Anksčiau buvau čia radęs, sustojau, prasėjau per tokį samaninį. Tai grybų dar nepasakyt, kad labai daug, bet jau pradeda. Ir visokiausių yra. Tai, ką žinau, per pusę valandos jau pusė tokios didelės pintinės. Padarmuojuškas. Tai va labiausia bijojau, kad voveruškų čia užkliusiu ir prisipildysiu per valandą ir nebeturėsiu kur dėti. Bet rinku ir tas makavykų yra, vieną raudonikį radau, baravykų dar nei vieną. Biškį dabar pavažiuosiu toliau. Nu, jeigu ką turiu, aš dar krepšį pasiėmiau vieną. Bet šiaip gerai. Manau, kad už kokios savaitės, už 2 rugsėjais prasidės, jeigu bus lietaus. Pradės ir baravykai normaliai augti, nors matau ir jau dabar renka tos baravykus, aišku, ten gal labiau sukirmėja dar. Gerai, einu tai čia surinksiu tas ir einu iki mašinos. Jo, čia ėjau kelią pažiūrėti, čia biškį užvažiavau. Nejaučiu, nepravažiuosiu, reikės grįžti atgal, abeeinant. Hop. O tokiam čia debrinė gal bus. O tokia čia gražuma. Čia koks akmuo. Čia šis išvaryta viskas. Tai nerizikuosim. Jaučiu pravažiuočiau, bet čia akmuo galima užkabinti. Gal ne.
Biškį papuoliau ant raudonikių pagaliau. Vienas, antras ir ten trečias didelis. Gal dar čia bus pagaliau šimdurėjau. Trečias. Vairuškas matau. Daug. Čia. Ten. Raudonikis tai labai mėgstu, reikia dar čia pažiūrėti. O, koks čia monstras. Net bus turbūt sukirmėjęs. Oi, šiaip kietas, bet pažiūrėkit kokio didumo. Jau pagyvenęs. Neimsim tokio. Nu va, kibirėlis vienas pintinė yra. Visokių ten baravykų, bet baravykai pagrinde dideliai. Raudonikių biškį, voveruškų, sarajiškių ten tų visokių. Dar čia užvažiavau į vieną vietą. Raudonikių pažiūrėt čia. Palei pelkę visada rasdavau, bet dabar sekmadienis tai turbūt bus išrinkta. Per savaitgalį, bet tuoj pažiūrėsiu čia visada. O čia palei pelkę rasdavau. Pažiūrėsiu tuoj. Nu čia tai gražu, žiūrėkit, einu čia takeliu. Nu, jeigu čia galima pavadinti takeliu. Einu takeliu. Tiesiai savo. Ojei. Gražuolis. Žiūrėkit, nu. Tokios pievelės tai dar nemačiau. Lyg nusieta. Bet mažytės. Voveruškas. Ten dar kiek. Gerai, neimsim per mažas. O, makavykų šeiminėlė. Fainas grybas. Raudonikis. Kokią gražumą. Nu, viskas baigiu. Šlyt biškį pradeda. Einu link mašinos. Pririnkau visokiausių grybų. Dar vieną. Makavykų, baravykų biškį radau. Voveruškų. Kalpokų, šilbaravykių. Eini per mišką, per senas vietas, einu Dieve, viskas iškirsta. Neatpažint net, kas darosi. Viskas iškirsta. Ir su mašina važiuoja palei mišką, tai tik ir žiūri į kairę, į dešinę, visur miško nėra. Nors, nežinau, čia prieš porą metų važiavau, viskas dar buvo. Kas įdomu, einu jau link mašinos, ne mišku, o takeliu. Tai palei kelią, turbūt daugiau grybų randu negu miške. Palei pakraštyvą ir baravyką radau, ir voveruškų, ir raudonikį. Gerai, reikia dar pavalgyti ir varyt namo. O, žiūrėkit, tik pasakiau, einu čia smėlynas, visiškas smėlis. Žiūriu. Čia tai ne. Tuo. Baravykas, tiesiog. Tai va. Žiūrėkit, koks gražus miškas. Baravykiukas, o dar vienas. Voveruškų. Smagu. Radau šitos, kaip žvynbūdė vadinasi. 3. Bet neprasiskėtus dar. Neprasidžergus. Skanus labai grybas, su sviestu išsikepė.
Tai kažkam pasiseks, kai biški dar paaugs. Gerai. Viskas, važiuojam kažkur prie ežeriuko pavalgyti. O toks čia grožis. Ežeriukas. Kažkas žvejoja ten su valtim. Atvažiavęs. Mes tai valgyt padarysim. Va. Nes laikas jau kaip ir pavalgyt. Kiek čia tų valandų? Beveik 3. O išvažiavau po 8. Tai visada einant į mišką įsijungiu Stravą, kad žiūrėtų visą maršrutą, kur einu. Netgi į tos miškus, kurias pažįstu, vis tiek įsijungiu. Ir visiems patariu, nes labai nesunku yra pasiklyst kažkur. Atrodo, lyg ir viską žinai, išeini kažkur. Gali pats nepastebėti, kaip ratais pradėsi suktis ir žodžiu lengva pasiklyst. O Stravą pradarei, telefone pasižiūri, pasukai, visas maršrutas braižomas. Visada žinai, kur eit, kur grįžt, kur mašina. Taip toliau. Tai va, ten sustabdžiau Stravą, ten virš 4 valandų man gavosi tas pasivaikščiojimas. Nu, bet gerai. Grybų radau. Poilsis, geriausias poilsis miške. Kojas visi sušlapo, biškį pavargome. Gal net reikia išsimaudyt, nežinau. Gerai, tai pavalgysim, pagalvosim. Aliejus. Bulbos 4. Naminė vytinta sasisačka. Biškį druskos. Kėlis. Lageriukas.
Padruskinam, papipilinam. Kiaušiukai 2. Padruskinam. Bulė. Viskas uždarom, toj valgys. Vai. Mažas baziliko aromatui. Baziliką mėgstu labai. Nu va, kaip sakant, turistų pietus per 5 minutės, per 10, gerai. Gerai. Nu gal nefilmuosiu, kaip valgysiu. Skanaus. Viskas, judam link namučių. Išsimaudžiau, pavalgiau skaniai, grybų pririnkau. Žodžiu, gerai pabuvau. Senukas ten kažkoks buvo, žvejojo šitam ežere, atplaukė. Vargšas ten po 2 infarktų, sakė, ten 72 metų. Kaip jis ten tą valtį vežioja pats, tai nežinau. Sakė, gerai. Kurčias ten, nu šaunuolis, juda. Tai va, tai žodžiu. Gerai, važiuojam namučio. Dėkui, kas žiūrėjo, dėkit laiką. Prenumeruokit. Kitka išvyka bus kažkur tai. Tikriausia arba žvejyba ir dar grybų gal kartu. Nes čia rugsėjį, ko gero, turėtų būti gerai. Matosi, kad tie baravykai pradeda. Tai reiktų dar nuvažiuoti. Dabar dar man čia šiandien su šitais grybais porą valandų reikės sėdėti čia valyti.
Gerai, pamarinuosim, pasūdysim, sriubytę padarysim. Pasaka. Tai va, tai dėkui visiems. Iki.